kad reikės nufilmuot. Sveiki. Labas. Sveikas. Tai va, ką tik žiūrėjau Epizodą? Jo. Nepanašiau komentarą, Bet sakėjai pagavosi taip, bet jo, pagavau, tai geriausia priežastis Nike, sakau, antrajam motorui mišės įspirti. Gerai. Elas, man atrodo, tau geriau bus. Nu, turbūt, tiks, labai. Jo. Ačiū Gerai, labai. so, davai, iki. O mes lekiam toliau, čia taip netikėtai iš tikro gavosi. Neplanuotas sustojimas. Nu va, ir papuolėm. Opa, sveiki sugrįžę draugai. Tai kaip visada prieš pradedant epizodą paprašysiu paspausti tą laiko mygtuką. Nes realiai aš galvoju, tik jisai čia ir padeda, žinokit, visam šitam reikalė prastumt biškį visus šitos videkus toliau į viršų. Davai netingim, paspaudžiam ir einam žiūrėti epizodą. Parduodu darbinį ketvirtuką, su kuriuo visą laiką važinėjau. Geras transportas, niekartą nepavedė, iš visų mašinų buvo paklusniausias, visada užsivesdavau, visada važiuodavau. Padarysim apžvalgą. Ir manau geriausia būtų pradėti nuo Car Vertical ataskaitos. Tai matom, kad odometras all good, teisinė būsena irgi viskas gerai. Ir va čia jau matom patirta žala, apie ją šiek tiek vėliau papasakosiu. Mašina yra 15 metų ir matom čia labai gerai, kad jos istorija 15 metais prasidėjo 14 km, 20 metais jau buvo 91 000, 22 metais aš ją pirkau buvo 158 000 ir šiai dienai 24 metai rida yra 235 000, paskutinį kartą užfiksuota buvo 23 196 000, aš ten tokią lengvą, sakykime, incidentą paturėjau, į mane įvažiavo kaimynas į galinį bamperį, nieko baisaus, tiesiog reikėjo perdažyti bamperį ir čia vat matom, žala yra užfiksuota, iš viso tokie buvo du atvejai ir abu buvo į bamperius, vienas buvo į priekinį bamperį, o kitas į galinį. Matom išmokos panašios abiejų žalų. Blogų dalykų daugiau nėra. Viską, ką jums reikėjo žinot dėl tų incidentų, jau žinom. Rida tikra. Žodžių gera mašina. O pasinaudojo dar mano nuolaidos kodų ARMEN, gausit 20% nuolaidą savo ataskaitai. Gaila šiek tiek atsisveikint, bet laikas eina ir kartais kai kurie dalykai tau atsibosta ir tiesiog norisi šiek tiek atsinaujinti. Gal kažkas iš žiūrovų ieško būtent savo tokio modelio mažą, kas norėsit, parašysit, tikrai labai gera mašina, pats atvažinėjau 2 metus, kapotą atidarinėjau tik tai keisti tepalą, kas 8 000. Po kapotu pas mus yra patikimas 2 litrų dizelis B serijos. Čia jau tas faceliftinis variklis, kur buvo išspręstas bėdos su grandinėm. Žodžiu, laiku pasikeiti tepalą ir bėdų neturi. M-pakas, 19 ratukai, M-look veidrodžiai, poslenkstukas, gale LCI žibintai, bagažinės liftas su pulteliu tiek atsidaro, tiek užsidaro. Turim MBT, M4 tikras originalus vairas, apsiūtas Alcantara, apdailos visos irgi persiūtos versta oda, yra lubų apšvietimas, kameros yra 3 šiam, parkai, šildomos sėdynės. Kaip 2 litrų dizeliui, žinokit, labai gera komplektacija tikrai. Kuro sąnaudos yra 6 litrai. Jeigu kažkas susidomėjot, prašau kreiptis. The next day. Sveiki žiūrovai, sveiki draugai. Šiuo metu esu atidarėme Lumber Room. Kas nežinot, kas tai yra nauja vieta Vilniuje.
automobilio fanams, automobilio mėgėjams. Tai savotiškas toks muziejus, saugykla, community, žodžiu, mažiau kalbų. Einam ir patys pasižiūrėkim, kas tai yra. Laukia matom stovi Poršiukas su numeriais LRM, ne šiaip savo, Lumber Room. Pati vieta, galiu pasakyti, unikali. Unikali yra tom, kad viskas yra sujungta į vieną. Yra ir autoservisas, yra ir chill roomas, yra ir į ką pažiūrėti, yra muziejus. Tobula, tiesiog tobula. Lietuvoje tikrai trūko tokios vietos. Panašus konceptas kaip Vokietijoje. Classic Remezi, jeigu kas buvot, tai suprasit. Čia po kairę matom yra saugykla mašinų, kelių aukštų, 3 aukštų saugykla, showroomas tiesiai priešais, o po dešinę jau pas mus yra autoservisas. O dabar einam į viršų, žadėjo nustebint ir sakė, kad viršui stovi kažkoks labai retas automobilis. Tai tiesiai einam į viršų ir žiūrim, kas ten yra. Lamborghini Revuelto. Spėju, pirmas Lietuvoje, vienintelis 1000 arklio galios. O, prispaudžiau koją. Nu kaip, mažai vietos? Mažai vietos. Grožis reikalauja aukų. Bet buvo blemba, o veidrodis mažesnis negu pas mano žmonos kasmetiniai. Broli, žiūrėk. Kažkaip gal. Nu tai 120, čia 124 čia kupė, jo. A tu netilpsi, broli. Tilpsi, kaip, laiko, nu. Pamėgink, pažiūrėsim, patestuosim. Nu, aš jeigu tą Iguarą tilviau... Kitoj pusėje šiaip daugiau vietos. Čia užpakalis tau neįlė. Kur su tokiu užpakaliu? Nu ir su, ir dabar vieną koją, kitą koją. O jau ištraukti, jeigu ką padėsim. Žinokit, nekankinkit mano brolio. Niekaip. Bet skiebra, kiek galėjau, tiek stengiau. Broli ranką duok. Ačiū. O. Štai čia matot yra Porsche dizelinis traktorius. Tiesą sakant, atvirai, prieš tai net nežinojau, kad Porsche gamina traktorius. Žinojau, kad Lambo tom užsiema. Bet dabar žinosiu, kad ir Porsche'as turėjo savo žemės ūkio techniką. Apie saugumą taipogi pagalvota. Kaip matot, yra stulpeliai, net ne vieni, o laukia dar kiti. Čia tokia, sakykime, kliūtis vagiams, kad nepaprasta būtų įsilaužti ir tiesiog įsivaryti automobilį kaip filmuose. Kadangi jie tik atsidarė, tai viskas dar vystymosi procese. Žadėjo ateity atsidarys čia viršuje terasui kavinukę, galima bus rytais atvažiuoti išgerti kavos, suvalgyti bandelę, pasigrožėti automobiliais. Unikali vieta, gera atmosfera. Kam įdomu, kiek slotas kainuoja laikyti savo automobilį, tai yra paketai. Mažasis paketas ir didysis paketas. Mažasis kainuoja 259, laiko jūsų automobilį čia saugiai, yra prisijungimas prie kamerų, galėsit prisijungti, pasižiūrėti. Didysis paketas yra 459, jūsų automobilį gali visada pasiimti iš bet kur miesto, atsivežti į čionai. Žodžiu, bus mašina po vitriną, ta kaina įeina detailingas. Kaip ir sakiau, yra autoservisas ir dar
privalumas yra, kad jūs galite šitą vietą išsinuomoti visą savo renginiam. Tai tikiuosi pavyko man perduoti jums bent kažkiek tų teigiamų emocijų iš Lumber Room. O dabar siūlau pereiti prie praeito epizodo, kur skelbiau konkursą dėl Maikutės laimėjimo. Geriausias komentaras laimi merčą. Ir galiu jums pasakyti, buvo tikrai labai sunku išsirinkti kažkokį vieną žmogų, nes buvo daug komentarų, kurie paliečia tiesiai į širdį. Tikrai norėčiau visiems jums padovanoti tą maikę, bet kadangi viskas yra limituota, tai kol kas gaus tik vienas, bet kitiems siūlau nenukabinti nosies. Bus dar tų maikių, bus dar tų laimėjimų. Tai šiam kartui laimėjo žmogus su nickneimu YouTube'ai Vilmantas 1921, kuris parašė: Maikutė, bandysiu laimėti 3 kartą. O kodėl aš, prieš pradedamas žiūrėti tavo kanalą, vis svarčiau apie savo projektą, kurio vis ir neprisiverčiau įsigyti. Pradėjus žiūrėti, pamačius, ant kiek automobilio projektas gali suteikti laimės, kas be ko ir liūdesio, pamačiau, jog būtina reikia tai pradėti. Tad dabar beveik geras pusmetis, kaip ieškusis automobilių projektui. Labai tikiuosi, kad Maikutės laimėjimas to pačiu atneš ir išsvajotą automobilį projektui. Ačiū, kad darai šį kontentą. Tai Vilmantai, sveikinu, tu ir laimėjai. Aš visada džiaugiuosi tom, kad mano kažkoks tai darbas, kažkokie mano žingsniai paskatina kitus žmonės daryti irgi kažką. Tai prašau tavęs susisiekti su manim Instagrame, viską apsitarsim, koks tau labiau dydis tinka ir siūsim tau maikę. O dabar gazuojam toliau. Tai vat tokie vat rolling shotai, kuriuos jūs dabar pamatėt, kainuoja labai brangiai mums. Ogi prisidarėm reikalų. Policijos pareigūnam nelabai patinka tokie dalykai. Nors mes ir kaip ir toli nuo miesto, ta prasme nuo centro, atokiau savo kažkur autostradoje važiavom, bet matot, gyvenime, kai būna, ne visada tą, ką tu darai, patinka visiems, o ypač policijos pareigūnam. Nu, bet ką padarys, toks jau gyvenimas. Juokinga šiek tiek situacija buvo. Žiūri pareigūnai, sako, teisės buvo atimtos. O toks keistas sutapimas, kad tas pats pareigūnas, kuris mane dabar sustabdė ir buvo man atėmęs vairuotojo pažymėjimą. Čia prieš daug metų. Tai pasijuokėm biškį kartu visi iš to, kad toks likimas visą laiką, kai nepapuoliu, tai tas pats pareigūnas mane sustabdo. Tik paprašė žmoniškai daugiau taip nedaryti, nes labai garsų, tuneliai labai stiprus aidas ir žmonės gąsdinasi, sutinku su šituo, bet čia vienintelis kartas, kai norėjau nufilmuoti šitą dalyką ir iškart mus pagavo. Važiuojam viskas namo. Taip. Žinau, kad už praeitam epizodė sakiau, kad buvo paskutinis pasivažinėjimas su Mersu ir kad mes jį išardom, bet toks planas iš tikrųjų ir buvo, aš tada tuo momentu taip ir galvojau. Bet užsitęsė kažkaip, nebuvo kada prieiti,
ir nebuvo kažkokios būtinybės tai greit daryti. Jūs geras oras padarė savo, pasakiau, kad paliekam dar kuriam laikui. Labai norėjau pasivažinėti dar ir šiaip labai norėjau padaryti šiandienos video, kurį jūs matote, tai visi rolling shotai. Tai va dėl tokios priežasties mašina vis dar važiuoja. Manau, dar iki mėnesio galo važiuos, na jau tada išimsim motorą pilnam perrinkimui. Šiandienos diena davė man suprasti dar vieną dalyką, kad mane stebi ne tik vaikai ir suaugę, bet kad mane dar stebi policijos pareigūnai mano epizodus. Iš šiandienos pokalbio tą dalyką supratau. Mane sustabdė tas pats pareigūnas, kurį kažkada tai filmavau su tais akiniais. Ir gavau pastebėjimą, kad negalima filmuoti žmonių neperspėjus juos apie tai. Biškai pasijuokėm, aš pasijuokiau, jisai lyg ir rimtai šnekėjo. Tai ką galiu pasakyti? Greičiausiai pareigūnai dabar laukia šito epizodo. Tai linkėjimai, jeigu žiūrit. Stengiuosi būti pavyzdingas, nedaryti blogos įtakos. Bet visi mes žmonės, kartais kažkas gaunasi netyčia, nepagalvota. Ir čia yra normalu. Negali visą gyvenimą būti idealas. Mano nuomonė yra. Tai va tokia buvo visą savaitę. Turininga, taip pasakykim. Buvo įvairiausių dalykų. Ir gerų, ir blogų. Su viskuo pavyko susitvarkyti. Dar norėčiau grįžti prie maikių temos. Tikrai norėčiau dar keliam žmonėm juos padovanot. Ir jo, aš žinau, kad sakiau, kad paliksiu skirtingose miestuose ir pasakysiu jums lokacijas, bet dėja nepavyko taip padaryti, ne viskas pagal planą. Tai padarysim kitaip. Mėnesio gale išskrendu į kitą šalį. Pamėginkit komentaruose atspėti, kokia tai yra šalis. Ir žmogui, kuris atspės, vėl padovanosiu maikę. Tai ties čia jau reikia kaip ir jau atsisveikinti, video eina į pabaigą, visi kas dožiūrėjote iki galo malonu, nepamirštum paspausti patinka ir pasubscribinam, nes sekančiam epizode laukia labai įdomių dalykų. Turiu naują pirkinį, turiu staigmenų ir pamatysit žodžiu viską, ką turiu ir kas laukia. Tie, kas smalsauja ir visada nori pamatyti daugiau negu šitie epizodai, tai parekomenduočiau pasiekti mane Instagrame. Aš ten visada įkeliu daugiau dalykų, kažkokios detalės, niuansus ir visą kitą. Tai kad susimatom šį kartą tikrai lygiai po savaitės. Čiau.